Labas. Susidėjau lagaminą. Pasirėmiau tajų. Ir varom pas senelių į Telšius. Varom tik tai dviese. Šiek tiek jaudinosi, nes tai pirma kelionė dviese tokia ilga. Matais ir tu. Tokia ilga 3 valandų. Vyras pasiliko. Gal ir gerai. Biškai pailsėti viens nuo kito, nes jau trinami subinėjom kiekvieną dieną. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Aišku, reikės kažkur sustoti, nes... Nu, baig. Nes tais tikrai 3 valandų neišsėdės. Aišku, jis dabar užmigs. Bet man pačia irgi sunku išsėdėti 3 valandas, o vaikui tai iš vis bus neįdomu. Nu tai ką, pradedam tolimą ir pirmą kelionę dviese su Taju. Good luck. Hello, kita diena. Išėjom su Taju pasivaikščioti prie ežero. Dabar labai faina, todėl kad mano tėveliai parsikraustė gyventi į miestą, tai visai netoli ežero gyvena. Tai žodžiu, nebereikės važinėti visą kitą kaimą. Nuo Telšių dar būdavo apie 13 km. Tai dabar miestiečiai būsiu. Kad visa civilizacija normaliai, kaip pasakyti, šalia, ranka pasiekiama. Kaip sekės mūsų kelionė vakar, jau kaip suprantu, kita diena. Tai žinokit, labai gerai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nesustojom ne kartą niekur, nes tik iššokom į autostradą, Tajus miegojo 2 valandas beveik, nes tik iš autostrados išvažiavau ir jisai atsibudo. Bet dar nuo autostrados, grubiai apie valandą buvo kelio, tai jisai aišku žvalgėsi, truputį užkando, ten atsigėrė ir kažkaip ištempėm be sustojimo. Ir tai 3 valandėlės kažkaip neprailgo, iš tikrųjų labai greitai atrodo parvažiavau, gal kai pati vairuoju, taip atrodo daug greičiau, nei sėdi gale. Šiandien truputį po pietų žadam, taip jau 2 valanda, bet tai dabar miego nori, tai galvoju važiuoju į lauką pamigdyti, bet planuojam važiuoti vėliau vakare iki Švėkšnos, į tą moliūgų šventę, kaip jinai ten vadinasi. Nežinau, žodžiu, yra Švėkšnoje papuošta labai gražiai moliūgais, ten Helovino ir taip toliau, nes, žinot, aš mėgstu tokius dalykus, Helovinus ir kalėdinius visokius miestelius, ten tokius papuošimus, man žiauriai jauku. Ir tai visi moliūgai labai jaukiai ir gal dar Vilniui nueisim ant kalnų parko, tas, kur vyksta Helovino, irgi ten miškas, ten taip toliau, ten jau šiek tiek ir gąsdintojų tų yra visko, bet čia to Švėkšnoje, man atrodo, nebus gąsdintojų, tik tiesiog moliūgų labai daug, visi labirintai, žibintai ir taip toliau. Tai va, šiek tiek pasivaikščiosim su Taju, kol pamiegos, tada su tėvais varysim į Švėkšną. Tai, matot ir girdit, man atrodo, mane. Kad girdit, tai tikrai. Žakar buvom nuvažiavę iki tos... Tujukai. Buvom nuvažiavę iki to Švėkšnos to parko. Fainai, bet dėja jau tie moliūgai kai kurie, jau tokie padviesi, žodžiu.
Ir šiaip jau nemažai išspardyta, išdraskyta, tiesiog kažkam užkliūva. Bet tas pats parkas ir tie visi lapai, ir ta visa tokia tamsa, tas toks lapų šnaresys. Neimk. Ten tos varnos skraidančios po parką, savo garsus leidžiančius. Vis tiek davė to tokio savo vadinamo vaibo. Man labai jaukus tokie Helovyno kažkokie parkai, ta visa tema. Ir tie visi papuošimai. Wow, aš negaliu, aš tiesiog einu ir man taip... Ar toks adrenalinas pasikrauna kažkas toks ir jauku, ir to pačiu ta tokia baimė, šiurpuliukai. Man patiko, nors ir tiek ten te buvo, bet gaila tai, kad nebuvo žvakučių viduje. Žodžiu, ne šitie tie moliūgai. Tai taip nyku šiek tiek, bet po to, kai įsijungė žibintai, tai labai jaukus parkas pasirodė. Tai dar užsukom į tą bažnyčią iš Švėkšnos, labai gražiai įspūdinga bažnyčia yra. Ar esam pas tėvų? Tai va štai pavalgom, susitvarkom, pasim link Vilniaus, nėra čia ko tem. Dabar nežinau, kaip bus. Nu, vis tiek kažkaip grįžti reikės. Tvarkai savo žaislus, šluoja, ne? Nu, jau šluota, jam siurbliai, viskas. Aš pas tėvų atsivežiau tik tai va šitą minėjai CC kremą. Tiesiog, kad išbandyti, neatsivežiau jokio makiažo pagrindo. Aš jį aplikuoju su savo makiažo kempinėlė. Nes man tiesiog patogiau. Tai ką aš pastebėjau naudodama, Auslandijos ornamentas, tą CC kremą, tai kad realiai nebereikia jokio drėkinančio kremo teptis. Iš karto galima atsiprausus jau šitą kremą tepti CC. Nes duoda labai daug drėgmės, nu, ypatingai daug drėgmės. Kas mėgsta tokį sveiką, žvilgantį, žodžiu, tokį drėgmės pridrėkintą šlapę, kaip pasakyti, veidą, tai šitas CC kremas labai patiks. Bet kas nemėgsta tokio efekto, tai kas mėgsta tokius matinius, stiprius užbaigimus, ten tikrai šitas ne jums. Manau, kad labai tiktų jisai sausia odėm, kadangi mano oda yra normali. Jis man per daug tos drėgmės duoda. Nu, ta prasme, to tokio gaivumo, jau super, bet aš visada dabar pradėjau maskuoti, čia Danijoje buvau pirkusi tokį, čia yra beikinimo mineralinė pudra ir aš ją irgi dedu su makiažo kempinėlė, nu, žiauriai faina pudra. Aš nežinau, aš seniau ją naudodavau tiesiog su šepetėliu, tai biškį padaužau kažkur per veidą ir tiek. O su kempinėlė, va taip pat apšnuoju ir kažkur užfiksuoju, labai gerai užsifiksuoju. Iškart nuima tą blizgesį, tai va dabar bandau šitą. Šiaip jinai yra atspari netgi vandeniui. Kaip ir minėjau, jinai turi SPF 20. Tai šitą CC kremą tikrai pabandykite. Nebrangiai jisai kainavo. Aš mokėjau, man atrodo, gal akcija ten buvo 18 centais. Kaip už tokią kainą tikrai yra neblogas produktas. Kas? Ne, valytojas biškį vaikšto. Va, matot, neužfiksuotas jokia pudra, biria sausa. Netgi man jau yra per daug to drėkinimo. Šiandien nusipirkau naujus AirPodus. Aš turėjau jau tokius pačius ir labai džiaugiausi, kadangi mano ausim jos vienintelis tinka. O kodėl vėl nusipirkau? Va šitas mažasis mano pirmasis ausinės sučiulpė. Tiesiog ta žodžio prasme. Nes būna, kai kraunas, jis pribėga ir į burną. Tai va, vienintelis ausinės, kurios tinka mano ausims. Atvažiavom į Kalnų parką, tiesiog pašmirinėti po Helovyną, kuris vyksta čia. Girdisi garsai, nes už nugaros yra
siaubo tunelis. Tai vyras išėjo į siaubo tunelį. Kadangi, logiškai su tavim neįsim kartu, tai po to aš eisiu, prasėjusiu pro tą siaubo tunelį, pažiūrėsiu, ką ten gazdina. Bet garsų įvairiausiai girdėsi. Tai šiaip iš tą bileto kainą įeina 5 skirtingos karuselės. Kiekvienam žmogui galima, ta prasme, karuselės, atrakcionai. Tai eisim pasižiūrėti, kas čia daugiau visko yra. Bet šiaip moliūgai neištižę, kaip Švėkšnos parke, labai tokie švieži. Einu aš į siaubo tunelį. Там челик с ножом. Не, неправда, никого там нет. Да. Tu velnius. Apėjau parką aplinkui, bet yra atskiras siaubo miškas. Vyro paprašiau, kad leistų. Nes jis žino, kaip man įdomu ir kaip patinka. Tai jau viena į siaubo mišką. Žiūrėsim, kaip čia man bus. Einam iš Helovyno lauk, tai tas miškas, kur parašytas siaubo miškas. Žinokit, baisiau šiaip į mišką paprasta nueiti, nei čia, kur buvo dabar tas miškas. Ir ten ne miškas, tiesiog, toks linkis. Keli ten paršelis su benzapjūklu pasirodė, ten dar kažkas pažvangino vienuolis su grandinėm. Šiaip tos visos instaliacijos, tie visi babaužiai, velniai, tos šmėklos, tikrai kruopščiai padarytos. Nemažai darbo įdėta, bet to pačio gal vaidinimo trūko, to viso gąsdinimo ir gal pačių tų aktorių trūko, nes tas siaubo tunelis, kur ten tas vienas paršelis, man atrodo, su peiliu lakstė, ar kas ten, ir vienas irgi su tuo diskiniu sukopjūklu, su tuo, žodžiu, ir benzapjūklu, tai tie du tam tunelį, šiurpiausiai tai muzika, man atrodo, tą visą šiurpumą sukuria ir ta tokia nežinomybė, tas laukimas, o kai taip eini kažko tikiesi ir žiūri, kad šnipštas. Bet šiaip
Gražus vakaras, nešalta, prasiblaškyt, nu visai normaliai patiko. Mokėjom po 14 eurų už vieną žmogų, plus gauni tokį bilietėlį, kur gali gauti nemokamas karuselis, bet yra tam tikros karuselis, kitur mačiau reikia mokėti. Nėra ten daug tų karuselių, bet vis tiek buvo įdomu. Tai man atrodo užteks jau jums tų Helovino vaizdelių. Gal ne visi ir mėgstat. Susveikinsiu šitam vlogą. Visada padėkosiu, kad žiūrėjot ir susitinkam kitame mano video. Ate.